Sveiki, su jumis Airinas, Alfa vyras mokymų treneris, produktų, kuriuos privalot peržiūrėti autorius ir šiandieną klausimas yra, rašo Mindaugas iš Londono. Pasakyk, kaip prisiversti eiti merginas kalbinti vienam. Man jau atsibodo eiti vienam. Jau metai, kaip einu vienas ir negaunu rezultatų. Užsiknisau tikrai tai daryti. Užsiknisau eiti vienas į salsą, į visur kitur ir taip toliau. Vyrai, kurie užsiima pick-up moterų viliojimu, dažnai lieka be savo seniau buvusių draugų. Ta prasme, jie nutraukia santykius. Ir jeigu tu dar nesijauti vienas užtikrintai savimi, dar negali kalbinti, vadinasi, dar nepakankamai turi žinių ir nesi išmokęs to meno. Nes jeigu tu tai mokėtum, tau nereiktų draugų. Pavyzdžiui, kaip aš darau. Aš paimu vienas, sėdu į automobilį, nuvažiuoju į vieną prekybos centrą, prisirinku vienas numerių, nuvažiuoju į antrą prekybos centrą, trečią, ketvirtą. Man nebereikia draugo ar ten dar kažko. Todėl, kad tau su draugu bus smagu nuvažiuoti iki kitų momentų. Suprantate, čia jis paaiškinki, palaikot. Bet jūs po to, jeigu eisit dviese tame prekybos centre ar gatvėje, nesvarbu kur, supranti, jisai norės vienas kalbinti, tu norėsi kitas kalbinti, realiai jis tau trukdys. Nes tavo yra vieni poreikiai, tau patinka tam tikros moterys, tu nori vienaip kalbinti, jis norės kitaip kalbinti. Ir svarbiausia, tu išmok kontroliuoti mąstymą ir dėmesį iki tų nuvažiavimų kalbinti moteris. Ir faktas, kad reikia mokymus praeiti, tu man rašai, matai, net nebuvęs pas mane mokymuose, net nebuvęs pas bet kokį kitą autorių mokymuose. Šitas pats, žinai, kad aš noriu pataisyti automobilį, bet aš nesu įėjęs mechanikų kursų. Neįmanoma, suprantat, nesijausi gerai, dar neužtikrintas. Ir kai jau praeisi mokymus, tada nebereikės tų draugų, išmoksi vienas automatiškai. Ką aš rekomenduoju, kažkokį šiaip draugą turėti, prasme, galbūt su juo neiti moterų viliot, bet tiesiog, kad tu geriau jaustumės gyvenime, jam išsipasakot, su juo pasikalbėti. Tai yra tavo draugas nuo mokyklos laikų kažkoks turi būti. Nes jeigu tu tokio neturi, tau dabar taip surasti ekspromtu kažką yra labai sudėtinga. Nes, pavyzdžiui, šiuo atveju pas mane kaip yra, tai aš turiu savo geriausią draugą, tai tą Paulių, vadina mane Nemėksą, kuris papildais prekiauja, tai aš su juo pasikalbu. Ir aišku, aš turiu ne vieną klientą, su kuriuo aš gerai sutariu ir netgi mes esam tapę draugais. Tai taip aš, pavyzdžiui, prisipildau tos laimės, žinai, kaip pasibendrauti su kažkuo, kai reikia, žinai. Bet šiaip iš esmės turi vienas išmokti kalbinti. Nepastovės, nepabus tie draugai prie tavęs, supranti, visą laiką. Nepabus, jie nebus. Jie kažkada susiras savo moteris, kažkada susiras žmonas, vaikų pasidarys, pavyzdžiui, kaip Emeksas, čia savo vaikelį turi. Ir jisai seniai nebevaikšto jokias moteris kalbinti. Supranti, jį nėra jau viskas. Jau nėra. Kažkada mes su juo viską pradėjom, vaikščiojom. Bet jisai pasitraukė, jau nebėra. Aš vienas likau. Tai kažkada tu vienas liksi. Bet jeigu tu anksti išmoksi vienas eiti, vienas daryti, tu išmoksi visam gyvenimui, neprisiriši. Turėk tų draugų šiaip, bet neik su jais viliot moterų. Neapsimoka tiesiog, supranti. Turėk šiaip kažkokiu, su kuriais pasikalbė apie savo problemas, dar kažką išsipasakoji. Ir tuo pačiu nenorėk, kad jie eitų su tavimi, nes, čia supranti, tik priimtina yra tam vyrui, kuris turi prigimtį, nori eiti per moteris, neturi žmonos, nori labai tobulėti. Ne visiems vyram tas yra moterų užkalbinimas, tu ką pašai. Aš sakau. Tai tiek, tai buvau čia Airinas ir iki pasimatymų, iki.